Sekso. Pabaigoje scena. Man buvo labai įsimintinas momentas. Netikėtas, nelauktas. Kurioje iš tikrųjų yra visi atsakymai ir paaiškinimai. Dėl ko toks žmogus yra, kodėl jisai taip elgiasi. Net kažkaip ir nežinau, ar pavyko žiūrovui pasakyti, bet buvo labai įsimintina. Iš scenų tokių, kad įsimintiniausia vieną išrinkti, sunku, man atrodo, yra. Labai daug įsimintinų scenų. Kiek aš mačiau iš šalies, Ainis, puikiai. Oi, baisiai daug įdomių scenų. Neišskirsiu aš nieko. Ir kojas dega, ir supranta ten, ir skausmas, ir kraujas bėga. Ir tikra mėsa, ir vaikų gimdymai. Dieve, ten tiek daug įsimintinų scenų. Ten, man atrodo, žiūrovas išėjęs, net negalės atsirinkti, kurį įsimintiniausia. Visada skaitant scenarijų, kurį savo filmą įsivaizduoji maždaug, kaip tai turėtų atrodyti, bandai pataikyti tą savo filmą ir suvaidinti taip, kaip tam filme režisierius jau, režisierius surežisuoja. O atėjus į aikštelę viskas labai keičiasi, Mane viskas nustebino. Jo, tas buvo labai įdomus jausmas, kad pakankamai buvo duota laisvės būti toje situacijoje. Ilgi kadrai, visi ilgi kadrai. Pati pirma diena, kai atėjau į repeticiją, pirmą kartą su Valentinu susitikom. Ir ten repetavom tiesiog mano žymą, tiesiog pastovėt, kai mane pristato. Dėl to, kad kai kartoji kelis kartus ir kuo toliau kartoji, tuo labiau tau reikia atkartoti. Man atrodo, viskas labai paprasta, čia nieko daryti nereikia, pastovėti. Padarėm. Valentinas į mane atsisuko. Ir Ruslaną. Sako, man jisai nepatinka. Aš skandau į tą. Va, tokį žvilgsnį turi padaryti. Va, tas man labiausiai įstrigo. Man atvirkščiai. Ja? Man trumpi kadrai. Paskaityti scenarijų, čia vienas sakinys. Nu iki. Čia nieko sudėtingo. O jau pačioj situacijoje kartais gaunasi tas, nu iki. Ne, taip kažkaip. Dar galima dar. Iki. Iki. Ir prasideda. Ir tada gaunasi 5 dubliai, 6, 10 dublių. Man atrodo, aš pradėsiu. Kaip sakosi, Visada linksma. buvo visos situacijos linksmos ir nepatogios. Ir nepatogu, ir linksma buvo. Taip. Viskas. Nu, bet, kaip sakyt, sąlygos, toks filmas ne apie gėlių parduotuvę. Taip ir turėjo būti. Per linksma, ko gero. Na, aišku, linksmiausia būna vis tiek aikštelė, tai yra jau darbo vieta. Bet užkulisiai, tie vadinami, arba kur tu persirenginiai, arba kur ten, tai jo. Kažkada iš tikrųjų buvau to personažo. Kai buvau kariuomenėje, jaunas, idėjinis, tikintis, norintis. Man labai skiriasi. Aš kažkaip nežinau, į kriminalą niekada neįdavau ir tada... Tas personažas gan artimas buvo man. Nes jau teko tą praeiti. Padaryti tokį įtikinamą tikrą, truputėlį gėdą prieš nusikaltėlius. Kaip sakė, kas sakė, Škarcezė atrodo, kad kine yra 3 svarbiausi dalykai. Scenarius ir dar kartą scenarius. Pasižiūrės, sakys, šitas eiktų. Pirmoji ten, kaip vadinasi, schotkoj, užverstų. Norisi būti gerų žmogum, Jo, tenka. O tenka kartais pasielgti teisėtai. Grimas. Ainis padavė vienoj scenai, nepadavė teksto. Sumaišę turiu. Ne taip pasakė, kaip aš tikėjausi. Jo ir išmušė visiškai, reikėjo dar kartą ir dar kartą. Grimas, ten bus dalykų, kur reikėjo daryti tos visas žaizdas ir taip toliau. Juos po to nuiminėjo. Blemba, ai. Ne, nuoskaudas tai, kaip pasakyti, darbo, ypač sunkiom sąlygom, darbo procesas visada, jis yra sudėtingas. Jis yra įtemptas, sudėtingas ir tų nuoskaudų tenais kalnais. Čia dar plaukai, bet vėlgi, čia yra profesijos dalelė, todėl kenti ir išgyveni.
Bet tai nėra kažkas nenatūralaus. Taip yra todėl, kad visi dėl to tikslo bando perlipti per savo kažkokius, per savo tas ribas, iki kiek tu gali. Puikiai. Man patiko scenarijus, man patiko. Ruslanui repeticijos metu ir pastatymų filmo metu, kada aš buvau. Jo, scenarijus tikrai puikus scenaristas yra. Jam pavyko sukurti tą dalyką ir man atrodo, kad kažką žiūrovas pamatys per ekraną ir pajaus tą atmosferą, kurią jisai bandė sudaryti. Ir labai smagu buvo, kad būna žmonės jau įeina į, kaip pasakyti, į darbo tokią rutiną. Irgi natūralus dalykas, nesakau, kad tai blogai, bet kur ten, pavyzdžiui, daro ten filmą po filmą. Labai, iš tikrųjų, labai pagalvok. Jisai matys? Nežinau, aišku, nematys. Jisai filmavo, čia Ruslanas, tai ką, jisai nufilmavo, sumontavo, išleido ir pamiršo, išvažiavo į Italiją. Ir ties vienu momentu tu prarandi tą tikėjimą tuo kūriniu, kurį tu darai šiuo metu. Tai ko nesijauti pas Ruslaną, kad jam rūpi filmas ir jis nori jį padaryti. Ir tai padeda, labai visiems padeda. Ir tas yra sveikinas. Iš tikrųjų, man įspūdį paliko, kad visą, tiek nuo repeticijų momento iki pat paskutinio filmavimo minutės, visą laiką nebuvo pas jį šito nusivylimo, ne kažkokio rankų nuleidimo, vis laik užsivedęs, vis laik tikėjo to, ką darė, motyvavo, tai tas iš tikrųjų labai persiduoda ir irgi užmotyvuoja. Geras klausimas. Maldos. Meldžiausi. Maldos, meditacijos. Aš nesimeldžiu, bet medituoju. Viskas buvo patogu, uodai kandžioje, lietus lyja, šalta buvo, bet šiaip patogu. Taip, o jeigu iš tikrųjų tai būtų, ne? Jo. Išgyventi reikia tas išgyvenimo instinktas įsijungia ir, oi, Ainis labai prisikentėjo. Aš džiaugiuosi, didvyris, gulėti baloj visą naktį, lietus lyja, uodai kandžioje, gal 10 laipsnių tik tai šilumos, ar kiek ten buvo 12, buvo labai šalta ir matai, kad žmogus jau nelinuoja. Scenarius, jisai emocingas scenarius, tas buvo smagu. Kad buvo, kur... Yra vietos, kur... Jo, kur tu net nežinai, tu ten pavyks, nepavyks, bet jau įdomu tiesiog, nes nori. Save išbandyti. Jo, tu nori ten pakliūti, tu nori ten nueiti ir, žiūrim. Tik mano mintis buvo geras scenarius. Gerai, įdomu, kas bus. Jo, dėl to, kad jisai ir įtampą laikė. Ir gan tokia netgi įtikinama situacija, tokia galėtų atsirasti. Jinai tokia negirdėta buvo, bet man irgi patiko, nes toksai, kaip sakyti, vis tiek tai yra kūrinys vaizduotis. Tai nėra paimti kažką ten tikro gyvenime ir dabar visą tai atkartoti. Ir pas mane tradicija yra visą laiką po paskutinio filmavimo, paskutinės scenos, kada tau paploja visi, būtinai ten prie kostiumininkės, prie operatoriaus, prie jo padėjėjo, prie kolegų, prie aktorių. Ačiū. Iš tikrųjų. Ačiū ir visai kūrybiniai komandai, kuri buvo viso filmavimo nuo pradžių iki galo metu. Ačiū už tai, kad buvot kartu. Režisieriaus, prie prodiuserių, prie visų, kas lietė tave, nes pas kiekvienas iš tų žmonių, kurie ten yra, jų yra indėlis ir dalelė tavo vaidmens. Net mano grimerį padovanoja man ženkliuką. Jo, man padovanoja tik todėl, kad pasakiau, kad renginį dėvėsiu. Ne, labai. Tik tai geri, tik tai geri. Jo, tikrai. Komanda buvo labai faina. Taip. Lietuva yra pakankamai jauna šiuo metu rinka kino, kurie tikrai daug daro ir pradėjo eiti, kaip platyn žanrų prasme. Eikit žiūrėti, ką lietuviai daro tuose žanruose, nes tai yra pirmieji tie žingsniai, nuo kurių paskui atsispirs gerai, ten bus geresni, blogesni, bet tiesiog, žanras jeba. Ir tai čia įvyko namuose. Tai labai tas palaikymas yra svarbus ir jisai skatina
ir kitus žmonės imtis drąsiau, nelaikytis vieno kažkokio žanro, kuris galbūt jau yra paveldėtas iš senesnių laikų, bet ieškoti naujų žanrus, nes tų žanrų pilna ir aš žinau, kad Lietuvoje yra pilna talentingų kūrėjų, kurie tiesiog niešti jiem mėginti ir atidarinėti duris. Tai aš labai kviečiu ateiti, pažiūrėti, duoti savo nuoširdžią nuomonę apie tai, kokia jinai bebūtų, liuks. Tiesiog kalbam ir judam toliau. Taip, mums irgi bus staigmena. Ja, nes mes tai nematė dar. Jo, bet kviečiam ateiti. Ja. Ateiti kartu su mumis pasižiūrėti. Kas tikrai, sakau, bus nauja, tai žanras naujas. Ir tai yra gerai. Mes atidavėm tai, ką turėjom. Jep, mes tengiam. Dabar turim prikaupti naujam. Ruslanas irgi rašo ten. Tęsinį. Du beje. Trys beje. Prametam. Sveiki atvykę į skaitmeninės rinkodaros agentūrą Asteri. Moto From Clicks to Conversations. Tai reiškia maksimalūs potencialių klientų srautai internete ir jų pavertimas į klientus. Didžiausias stiprybės agentūros įvardyčiau didžiulį profesionalizmą. Greita komunikacija, reagavimas į pokyčius. Išaugo mūsų pardavimai. Asteri aš pasitikiu 110%. Asteri. From Clicks to Conversations.